Sveiki visi! Taigi šiandien tinkame su nauja rubrika Gamink su manim ir šiandien gaminsime įdarytas paprikas su salotomis vakarieniai. Tai bus brokolių ir kalafiorų salotos ir jeigu įdomu jums, prašome žiūrėti. Taigi salotoms mums reikės brokolio, kalafioro, pomidorų, agurko ir šiek tiek prieskonių, prie kurių prieisime vėliau, kadangi dar nesugalvojau, kokius prieskonius naudos. Taigi čia turime švarų ir nuplautą kalafiorą ir jį aš stengsiuosi supjaustyti ir sulaužyti į kuo mažesnes dalis, kad būtų tiesiog patogu valgyti, kad gabaliukai nebūtų nei per maži, nei per dideli. Tai aš jį padalinsiu tokias dalis ir, sakykime, man nereikia nei pjaustyti, sakykime, tokio dydžio ir viską sudėsiu į puodą, kadangi reikės iš pradžių juos truputėlį apvirti. Maždaug 10 minučių, kad jie nebūtų kieti žali, bet ir nebūtų pervirę, būtų tokio normalaus kietumo. Taip, kad suskaldo visą kalafiorą. Taigi, po kalafiorą paruošiam brokolį, jis taip lengvai nesiskaldo kaip kalafioras, tai aš jį susmulkinsiu su peiliu visų pirma. Su brokoliu iš tikrųjų aš neperstengiu, labai daug jo nededu, nes mano vaikinas nelabai jo mėgsta. Tai stengiuosi arba paslėpti jį visą laiką sumalti, sutrinti, arba tiesiog stengiuosi labai daug nedėti, kad nepyktų pasak manęs ir kad viską valgytų. Taip irgi virsime kartu su kalafioru, dedam viską į puodą ir virsime juos kartu. Dar truputį trūksta. Iš tikrųjų, kiekiai žiūrėkit pagal save, kiek jūs valgysit, kiek žmonių valgys ir maždaug taip orientuokitės. Aš asmeniškai nieko nematuoju, viską darau, kaip sakoma, liaudiškai iš akies. Taigi, kalafiorai ir brokoliai yra puode ir dabar dėsime juos virti 10 minučių. Taigi, kol mūsų kalafiorai ir brokoliai verda, mes tuo metu pasiruošime pomidorus ir agurkus. Taigi, pomidorus aš tiesiog supjaustau paprastai. Jūs galite rinktis kokio dydžio gabaliukų norite. Aš spjaustau tais vidutinio dydžio kaip ir kubeliais. Taigi, šitą salotas nusprendžiau dėti 2 tokius nemažus pomidorus, nes pomidorų skonis man kažkaip patinka. Tai tada visus pomidorus iš karto supilame į bliūdelį. Štai čia. Ir dabar galime pjaustyti agurką. O agurką dėsiu labai nedaug, kaip sakoma, tik tai dėl kvapo, nes pagrindinis akcentas šiuose salotose turėtų būti brokolis ir kalafioras. Taip, kad agurko bus tik tai truputėlis. Ir dedam į bliūdelį kartu su pomidoru. Dabar lauksime, kol apvirs kalafiorai ir brokoliai. Taigi mano daržovės jau verda ir nusprendžiau truputį druskos užbarstyti, kad jau turėtų šiokį tokį skonį. Ir ką tik užvirė, tai lauksim dar 10 minučių, o kol verda, dabar pasiruošiu prieskonius. Ir nusprendžiau, kad šiom salotom reikia truputį žalumos, taigi dėsiu petražolės. O pagrindinis akcentas čia yra citrinų sultys, tai galite įspausti arba citrinos, arba naudoti koncentruotas sultis. Ir žinoma, reikia druskytis, tai renkuosi česnakinę druską, truputį pipirų ir galbūt netgi galima įdėti prieskonių mišinio, kuris yra taip pat su česnaku. Taigi susipjaustysim petražolės truputį smulkiau. Ir visus šitus prieskonius bersim ant viršaus, ant brokolių ir kalafiorų, kai jie išvirs. Taip, dabar jau viskas, visi ingredientai paruošti. Laukiam, kol išvirs ir atauš mūsų daržovės. Taigi mano daržovės išvirė ir dabar tiesiog nupilsime vandenuką. Ir sukrėsim jas visas iki kiaurasamtį. Taigi paliksiu šias taip puodę, paliksiu atvėsti
Ir kai atvės, maišysime salotas. Taigi mano daržovės keliauja į bliūdelį kartu su šiomis daržovėmis. Dar jos visiškai neatvėso, bet jau daugiau mažiau viskas gerai. Tai aš dabar tiesiog jas sumaišysiu. Tai dabar reikėtų pagal skonį pabarstyti prieskonių. Tai aš pabarstysiu truputį pipirų, žinoma druskos. Gal biškai persistengiau. Truputį žolelių, kurių užrodžiau. Pamaišysiu vėl. Truputį vienu metu užsižiopstojau ir daržovės iš tikrųjų truputį pervirė, bet tikiuosi, kad dar viskas bus gerai ir bus valgoma. Ir citrinų sulčių užpilsiu, šiaip stengiuosi jų kuo daugiau, nes man patinka, kai salotos būna tokios rūgštokos. Dar kartą išmaišysiu. Ir ant viršaus galima supilti petražoles. Ir dar kartelį pamaišyti. Taigi štai tokios mūsų salotos, o dabar eisime daryti paprikoms. Paprikoms paruošti daryti naudosiu vištienos faršą. Reikės ryžių. Naudosiu tai 3 paprikas, kadangi mums užteks. Reikėtų vieno didelio svogūno, bet tai naudosiu 2 mažus svogūnus, petražolių likutį ir druską. Jau verdu ryžius, kaip ir viską pagrindę darau iš akies. Tai įsivaizduokit, kiek maždaug reikėtų 3 paprikom ryžių ir tiek ir išvirkite. Žinau, kad skamba gan sunkiai, bet aš visą laiką taip darau ir viską darau iš akies. Ir ryžius pasūdykite truputėlį ir palikite virti, kol pilnai išvirs. Taigi aš pasirašiau faršą, reikės maždaug 300 gramų, nusilupau svogūnus, druskytė paruošta. Dabar reikia išskuopti paprikas. Taigi paprikos kepurėlės nupjausime. Mano peilis dar su petražolės, bet nieko tokio, vis tik į papriką dėsime petražolės. Gal truputį per daug nupjoviau, bet tiek to. Ir reikia būtinai išskuopti visą vidų, su visas sėklytes išimti. Tai aš jas taip gražiai išpjaunu. Pasirūpinkit, kad neliktų jokių sėklų vidury ir tada paprikas nuplausime švariai. Dabar nuplaunam paprikas ir laukiam, kol išvirs ryžiai ir darysim įdarą. Taigi dabar aš susipjausiu su svogūnus, kuriuos dėsiu į faršą ir ryžius, bet pirmą svogūnus reikės apkepinti sviestą. Kadangi šio roto aliejaus neturiu, ištiko nelaimė, tai kepinsiu aš sviestą, bet šiaip galite apkepinti svogūnus ir aliejuje. Nemačiau, kad kameros nebuvau įjungus, iš tikrųjų ištirpinau sviestą ir subėriau visus svogūnus ir dabar aš jas kepinsiu tol, kol jie pageltonuos. Taigi į faršą subėriau petražoles. Faršo čia yra 0,5 kilogramo, šiaip reikėtų mažiau, bet jeigu ką, likutį pasiliksiu kitam patiekalui, ne bėda. Tada įberiam druskos pagal skonį. Aš druską beriu ant faršo, o ne į ryžius, nes tiesiog aš taip noriu daryti. Tai yra nepaaiškinama. Tada suberiame čirškančius svogūnus. Jie dar yra karšti, bet tiesiog aš darau kaip noriu tuo metu daryti ir per daug nemastau, ar tas bus blogai ir gerai, bet tikiuosi, kad bus gerai. Šiaip visą laiką gerai gaunasi, kad ir kokią nesąmonę padaryčiau. Tada suberiu ryžius ir dabar viską gražiai sumaišysiu. Šiaip reikėjo ryžius iš tikrųjų atvėsinti, bet kadangi aš labai vėluoju, jau vėlus vakaras, nenoriu, kad valgytumėm 12 nakties vakarienę, tai maišau viską dabar ir iš tikrųjų visai neblogai gaunasi. Man atrodo, tik reikės truputėlį daugiau druskos, kadangi dasidėjo ryžiai.
Taigi atsinešiau savo paprikas, tikiuosi, kad viskas gerai. Šiaip pirmą kartą darau tokį dalyką. Ir iš tikrųjų aš to įdaro padariau daug daugiau negu reikia. Dabar nežinau, ką darysiu, man atrodo, reikia daugiau ištraukti paprikų. Dar šaldytuve yra kitos kelios žalios paprikos, tai gal jos tiks. Žodžiu, prikemšam tą papriką pilną. Ir tada atrandam jos kepurėlę. Čia gal šita bus. Ir tada paliekam mes ją šone kol kas. Kemšam kitą papriką, paspaudžiam truputį, kad daugiau tilptų įdaro. Šiaip, man atrodo, vienam žmogui reikėtų vienos paprikos, jeigu dar darai šalia kažkokį tais garnyrą. Tai kadangi mes turim salotas, tai vienam žmogui vienos paprikos pilnai užtenka. Taigi, mane ištiko tokia bėda, kadangi aš planavau troškinti paprikas puode ant ugnies, man nepavyko tas, nes turėjau bėdų su puodu, taigi nusprendžiau troškinti jas orkaitėj. Dar man trūksta vienos mažos paprikytės, įpilsiu padažą ant viršaus ir kišiu aš jas į orkaitę, man atrodo, tai bus geriau, nes puodo dangtis neužsidengia. Kadangi aš sugalvojau visai paprikas troškinti orkaitėje, joms būtinai reikia padažo, kurį aš darysiu iš svogūnų visų pirma, vėl apkepintų svogūnų su sviestu. Čia yra 2 nedideli svogūnai. Tada supilsiu skardinę pjaustytų pomidorų. Ir į visą šitą masę įdėsiu vištienos kubelį. Svogūniukai kepinasi, jų iš tikrųjų nėra būtina labai apkepti, suversiu iš karto pomidorų padažą, įjungiau orkaitę, kad kaistų 200 laipsnių temperatūroje. Aš iš karto įmesiu štai šį kubelį, kad jisai tirpintųsi ir dabar tiesiog gerai išmaišysiu viską. Taigi viskas dabar kepa ir paliksiu dar truputį pakepti, tada įpilsiu truputėlį vandens ir viską suversiu ant mūsų paprikų. Ir visą šitą grožį skanumą šaunam į orkaitę ir kepsim maždaug 40 minučių. Tai štai, kaip atrodo, mano ką tik ištrauktos paprikos truputį viršūnėlės apdegė, bet nieko tokio. Atrodo neblogai, tikiuosi, kad bus skanu. Kepiau iš tikrųjų daugiau negu valandą, nes paprika buvo gan kietoka, tai laukiau, kol suminkštės. Taip, kad reikia visgi su šakute badyti ir žiūrėti, kada jinai bus minkšta ir jau valgoma. Taigi štai tokia mūsų šiandien didžioji vakarienė. Atrodo visai neblogai. Salotas su įdarytomis paprikomis. Taigi valgau savo patiekalą ir žinot ką, žiauriai skanu, žiauriai gaivus ir be galo sotus patiekalas. Tikrai rekomenduoju pamėginti pasidaryti. Ir štai valgydama žiūriu Salos naują video ir prigavau kokią mielą išraišką. Tai va, siūlau visiems tikrai pamėginti, labai skanu. Gal truputį trūksta druskos, bet iš tikrųjų su mažiau druskos yra sveikiau.